Kaune jau trečią kartą brangs visuomeninio transporto bilietai. Nuo gegužės mėnesio vienkartinis bilietas kainuos 1 litą 80 centų. Taip šiandien nusprendė Kauno tarybos politikai, tiki į biudžetą surinkti net 6 milijonus litų ir gaivinti skolose skęstančias Kauno autobusų bei troleibusų įmonės. Kiek kainuoja vienkartinis pravažiavimo bilietas? Litas 70. Kiek? Litas 70. Deja, jau nuo gegužės 1 visuomeninio transporto vienkartinio bilieto kaina bus 10 centų didesnė, o mėnesinis bilietas kainuos 88 litus, elektroninis 84 litus. Tokį sprendimą šiandien priėmusi Kauno taryba mano, kad keleivių sąskaitą pavyks sumažinti savivaldybės skolas Kauno autobusų bei troleibusų įmonėms. Mat skolos praėjusiais metais siekia 19 milijonų litų. Ir tai jau trečias kartas, kuomet laikinoje sostinėje 2 metus dirbantys šios kadencijos politikai brangina visuomeninio transporto paslaugas. Lėšų trūkumas finansuoti viešąjį transportą ir siekiant sumažinti minėtą lėšų trūkumą, šiais metais yra sumažintos pagal sutartis numatytos kilometro kainos tiek akcinė bendrovė Autrolis, tiek ir Kauno autobusams mokamos už vieną nuvažiuotą kilometrą. Tai tuo būdu planuojama sutaupyti apie 8 milijonus litų šiais metais. Taip pat yra sumažintas ir užsakymas, 2 milijonais litų mažiau bus užsakoma ridos. Didindama visuomeninio transporto paslaugų kainas, miesto savivaldybė tikisi sulaukti 6 milijonų litų papildomų pajamų. Deja, sujungti 2 vienodo pobūdžio įmonės ir taip sutaupyti net 48 milijonus litų, išleidžiamų tik darbuotojų atlyginimams, politikai kol kas galimybės nesvarsto. Tuo tarpu studentai sako, troleibusus ir autobusus iškeis į automobilius, o visuomeniniame transporte prognozuoja zuikių gausėjimo metą. Jeigu didėja kaina, tai natūraliai mažėja pirkėjų. Tai šiuo atveju, jeigu didėja kaina, tai natūraliai arba mažėja keleivių važiuojančių viešuoju transportu, arba važiuoja viešuoju transportu nepirkdami bilietėlių. Tai lygiai tas pats yra dar vienas pavyzdys. Mūsų studentai važiuodami iš miesto pakraščio yra pigiau važiuoti 5 automobiliu, nuvažiuoti iki centro, jeigu yra kur statyti nemokamai ir po to grįžti atgal. 2 milijonais kilometrų sumažinus užsakymus Kauno autobusų bei troleibusų įmonėms, miesto valdžios sprendimu nutrauktas 45 autobuso maršrutas. Deja, šiandien 10 centų pabrangęs važiavimas visuomeniniu transportu nebus paskutinis sprendimas. Keleivių sąskaitas spręsti deficitinio Kauno biudžeto problemas bus bandoma kiek vėliau.